Ar žinote mūsų močiučių ritualą? Mūsų vis prašo kažką papasakoti, kažkuo pasidalinti, nors trupinėlį kažko tokio, kas padeda susilieti, pajusti anapus slypinčią galią, kylančią iš galimybės užmegzti ryšį. Pakalbėkime apie plaukus. Taip, kaip mūsų močiutės kalbėdavo kažkada žiūrėdamos į veidrodį, šiais laikais jau reikia adaptuoti, nesvarbu bau ar močiutės veidrodžių buvo 5G ar 4G vibracijas virškinantis aparatas. Juk tiesa, mes gyvename pasaulyje, kuris talpina ir technologijas, ir gamtą, tad truputėlį ir senuosius kreipinius su save adaptuosim. Tai vat, mielosios, atsisėdam prieš veidrodį per jaunatį, pasiraivom, pasidairom ir visais pojūčiais įsižemindamos, apgaubdavos save, žvelgiate ausimis, tai klausotės akimis savo atspindžio veidrodyje ir tariate, beriate, šnabždate, pasroviui paleidžiate štai tokius žodžius. Auki kasa iki juosmens. Išliks stiprus kiekvienas plaukelis. Jėga plaukuose, švytėjimas akyse. Dabar bus taip. Žinoma, kad bus, nes juk pasaulis tveriasi taip, kaip pasako moteris. O jeigu jau moteris pasakė, tai taip ir bus. Pakartoti ar užsirašysite iš atminties, dėl viso ko paliksime frazę komentaruose. O dabar grįžtame atgal į jūsų racionalųjį pusrutulį, į tą dalį, kuri nori suprasti ir paaiškinsim, kad tokiu būdu jūs susijungiate su taip vadinamu sakraliniu kūno centru, pirmosiomis 8 ląstelėmis, tos embrioninės ląstelės, kurios sakraliniai geometrijai vadinamos įžeminančių materialią masę, materialų į kūną centru, ir jos yra laikomos nemirtingomis, nes skirtingai nei visos kitos jūsų kūno ląstelės, jos išlieka tokios pačios jaunos, sveikos, dailios, gražios, kokiomis buvo pačioje embriogenezės pradžioje, tai yra, kai jūsų kūnas, saugomas, žinoma, jūsų dvasios, vystėsi nuo mažo kamuolėlio, vis gausindamas save 2, 3, 4 ir pamažu virsdamas tuo atspindžiu, kurį dabar stebite veidrodyje. Taigi, frazė raktas per judesį sukurtą žodžiu pasąmoningai aktyvuoja jumyse ryšį su tais centrais, su ta senaja ir tuo pat metu jaunaja jūsų organizmo biblioteka, kuri žino visus atsakymus, kaip ir ką jumyse pataisyti. Dar vienas svarbus momentas, kasa. Ar kasa tik tai kasa, ar kasa tik tai vėjo plaikstomos sveikai blizgios sruogos? Ne. Kasa šioje, pavadinkime tai afirmacijoje,
dar turi tiesioginį pasąmoninį ryšį, tai yra jūs tariate kasa, jūs galvojate, kad gražinate savo plaukus, iš tiesų jūs aktyvuojate ryšį su tikrąja ta žodžio prasme, tuo taip vadinamu organu, tai yra kasa. Ta dalimi savęs, kuri trijulėje su saulės rezginiu ir kartu su blužnimi, kuri beje filtruoja kraują ir yra susijusi su sveikos odos spindesiu ir grožiu, yra tas trikampis atsakingas už pusiausvyrą toje sklindančią ar pusiausvyrą, kurios galite pasisemti iš čakros, iš energetinio rato sūkurio šulinio, kurio harmoningas dūzgimas suteikia galimybę asmeniniai laisvei, nes kas tai yra trečioji čakra, tai yra ugnis, tai yra jėga, valia. Mes kalbam apie moteris, bet ir moteriškas užsispyrimas kaip valios ekvivalentas ar aiškumas, kur, kada ir kaip ir kokios gerovės ji pageidauja, yra pagrindinė ašis, aplink kurią sukasi visas gyvenimas. Taip, kad taip, gero virškinimo pasekoje, gera energija, gera nuotaika, kuri yra kaip gyvybės šaltinis, klestėti visam kam aplinkui. Smagu. Tad jeigu apie tą patį modernaus mokslo kalba, epigenetika patvirtins, kad atitinkamos frazės, ypač jeigu yra vizualinis sustiprinimas, kai tu stebi save veidrodyje, aktyvuoja jūsų organizme tam tikrus biocheminius pokyčius. Tai reiškia, jeigu tu kreipiesi tokiais sąskambiais, kurie visgi aktyvuoja tavo kasą, gerėja virškinimo fermentai, kas atsakinga už insuliną. O žinote, gerbėmieji, aišku, kad žinote, jog taip visaip mėtomas, vėtomas, mušamas cukrus visgi yra mūsų gyvybės pagrindas. Esame gyvybė sudaryta anglies pagrindu ir ką mes labiausiai barame? Angliavandenius, anglies ir vandenilio junginius. Tai dar vadinamus cukrais. Taip, kad cukrus mums reikalingas. Problema tik tai gebėjimas jį įsisavinti, paskirstyti ir žinoma, kokioje formoje piktnaudžiavimas pagreitintų cukraus davinį. Tai yra problema, bet tai jau gal skirsim tam atskirą laiko tarpą apie tai pakalbėti. Taigi, kasa, spindintis, vėjo glostomi, plaukai, saulės nugairintos, bet tuo pat metu gaiviai blizgios sruogos ir insuliną išskiriantis organas, padedantis susireguliuoti, kada ir kaip ir kur, kiek tos energijos savo organizme turėti, kaip sėkmingai ją paskirstyti, kaip išvengti tų, kaip sakoma, gelbėjimo rato aplink juosmenį. Na, mes moteris tai suprantame. Svarbus reikalas ir to pasakoje žinoma, kad gerėjant maistinių medžiagų įsisavinimui, pirmiausiai atliepia dar ir plaukų sveikatai, nes plaukai, visi plaukai ir tie gyvaplaukiai, tie plaukeliai ant kūnų, taip mūsų mėgstami dailinti antakiai ar blakstienos tuo pat metu atlieka ir antenos, tai yra kažkas, kas priima, perskirsto
ar net apsaugo nuo kažko, kas yra siunčiama, tai yra kažkas, kas yra banginėme signalo, bangos, energijos, energetinio lauko pavidale ir išorinio pasaulio įtaka krūvį padeda šiek tiek sumažinti, perskirstyti arba pritaikyti, nes vidus ir išorė tam tikrą prasme juk yra skirtingi pasauliai, vidus ir išorė yra skirtingi tempai, slėgiai ir turi būti tam tikri perėjimo momentai, susilygiavimo. Įrenginiai kaip adapteriai. Tai va tokia funkcija mūsų organizme, jeigu kalbant, leidžiant savo laisviau interpretuoti griežtai disciplinuoto mokslo kalbą ir tuo pat metu gerbti, mėgautis suvokimu, jog visgi pasaulis yra pirmiausiai energija, pirmiausiai tai yra garsas, pirmiausiai tai yra informacija, sklindanti kaip elektromagnetinė banga. Tada jau viskas ir sudėtingiau, bet ir tuo pat metu aiškiau erdvės, laisvės pojūčio viduje prasme. Mes šiek tiek plačiau, lyg ir toliau nuklydome nuo pirminės idėjos, pirminės minties ir sakinio, bet mes visgi dar kalbam apie tą pačią jėgą plaukuose, švytėjimą akise, tai yra kokybiškai spindinčias moters akis ir kokybiškai besiskleidžiančią jos vidinę šviesą. Svarbu, reikšminga, net verčia paspausti pauzę ar pradėti šį įrašą iš pradžios, kad įsiklausyti, susimąstyti, įdant išgirsti, kiek dar visokių subtilybių su visu tuo ateina. Taigi, pasikartokim. Sėdi prieš veidrodį, išsikėdini, pasileidi savasias kasas, garbanas ar žilasias ruogas, būna visaip. Ir tari. Auki kasą iki juosmens. Išliks stiprus kiekvienas plaukelis. Jėga plaukuose, švytėjimas akise. Dabar bus taip. Ir dar vienas subtilus tipsas. Ar žinote, kad pagal psichologinius tyrimus instinktyviai pirmiausiai moteryje vyras atkreipia dėmesį į plaukus. Savimi pasitikinčios, sveikai, racionalios, jausmingai oros moteris atsakys, o koksgi skirtumas, ar čia tų vyrų medžioklin išsiruošia? Ne. Šitas pastebėjimas mums moterims yra aktualus tuo, kad tarp eilučių mes girdime štai ką. Jeigu atsižvelgti, jog kai minimas vyras ir kažkas, kas susijęs su pasąmonė, tai pirmiausiai kalba apie instinktus, kurių paskatoje, kaip tai bebūtų vyriška lytis, yra giminės saugotojas, giminės pratęsėjas, sėklos nešiotojas, bet tuo pat metu ir tas, kas fiziškai
aprūpina ištekliais savus palikuonius, kuriais gėrėtis, kuriuos turėti, suteikia galimybę moteris. Taigi, tas tyrimas mums pasako, pasufleruoja, jog kalba vyrai instinktyviai jaučia, jog moters vaisingumas, tai yra moters dubens gimdos sveikata, išoriškai atsispindi per jos plaukus. Na, patraukime vaisingumo temą į šoną vardan pagarbos dabar ypatingai aktyviam feminisčių judėjimui ir tiesiog sakykime taip, kad turėsi tu vaikų, ar turėjai jau, planuoji, ar planus keiti, kokybiškai veikiantis dubens organai, ypatingai kokybiškai veikiančios lytinės liaukos, išskiriančios reikiamą kiekį hormonų, yra svarbios, kad ir kokiame kelyje moteris nuspręstų save išreikšti. Nes lytinių liaukų išskiriami hormonai yra labai svarbus mąstymo procesams. Tai yra net jeigu yra susitelkta į intelektualinę savirealizaciją, į tam tikrus mokslinės sritis, kokybiškai veikiančios lytinės liaukos ir to pasekoje žavūs, sveikai spindintis plaukai yra reikalingi. Net ir docentai, akademikai, mokslo daktarai ar bet kokiai kitai su tokio tipo sutelkta intelektualinė, mentalinė veikla susijusiai damai, tai yra svarbu. Taip kad, mielosios, tupam prieš veidrodį ir šiek tiek prisimename, kad jeigu jau mus įvardijo kaip kūrėjomis turinčiomis ypatingąsias galias, kaip pagal programą ir pagal priskirtus nuopelnus, turime, atsakomybę, įpareigojimą, ar teisę, ar tiesiog malonumą, kokybiškai pačios retkarčiais spręsti, kur, kaip ir kada tai paskirstome. Taigi, auki kasą iki juosmens. Išliks stiprus kiekvienas plaukelis. Jėga plaukuose, švytėjimas akyse, dabar bus taip. Ir žinoma, tokia frazė yra šis tas daugiau nei robotizuotas kartojimas. Truputį pasimaivykite, ar jeigu reikia, parepetuokite, akis nudelbkite į šoną, paflirtuokite pojūčiais su kažkuo tai, tebūnie tai paslaptis, tam, kad susisiektumėte su tais pasąmoniniais regionais, sluoksniais, sferomis, kurios reikalingos tokiai kūrybiniai galiai visapusiškai pasireikšti. O jeigu grynai mokslo kalba, tokiu būdu vien atsisakius vien tik tai, kaip žirniai į sieną beriamo frazės pakartojimo, pertraukiant tą patį ilgą sakinį atodusiais kūno judesiais, mikroišraiškomis, aktyvinate smegenų pamatą, tai yra taip vadinamasias pailgasias smegenis ir ties jomis esančius senuosius už išlikimą atsakingus mazgus, kurių reikšmė yra labai svarbi koordinuojant atsaką į stresą. Tai yra kalbate su tais savo organizmo taškais, kurie sužiūri dar ir kaip ir jaučiasi jūsų inkstai bei antinksčių liaukos išskiriančios streso hormonus, kortizolį,
adrenaliną, ar net ir tuos pačius estrogenus. Taip kad svarbos reikšmių, kaip be pažiūrėtum, ar mokslo kalbą nagrinėtum, ar tiesiog pasikliautum senuoju abstraktyviuoju simbolizmu, dar vadinamu ezoterika. Tai veikia, bet kaip išmintingoms damoms ir dera, supraskite, kad gyvenimas tai nuolatinė kaita, norai keičiasi, poreikių daug ir galbūt vienoms veiks labai staigiai, kitoms, jeigu norų daug ir jau daug planų, pasikeis mažiau nei tikėtasi, bet gera pradžia pusė darbo. Mažais žingsneliais kuriami, įtvirtinami patys reikšmingiausi pokyčiai. Taip kad sėkmės, bandykite, prisiminkite, jog, kad ir kaip bebūtų, apie tai, jog egzistuoja pasaulis, šiapus ir anapus, besidriekiantis kaip energijos banga, kaip vilnėjančios gijos, kalba net ir modernusis mokslas, kalba visi. Tiesiog naudoja tiems patiems procesams apibūdinti skirtingus terminus. Šiam kartui tiek. Iki.